esu Aleksas, aš turiu proto negalią. Mano tėvai jau nebegali manimi pasirūpinti, todėl atsiduriu didžiuliame pensionate. Man čia liūdna. Labiau norėčiau gyventi jaukioje namų aplinkoje. Lietuvoje žmonės, turintys proto negalią, vis dar patiria atskirtį. Jiems trūksta individualios pagalbos, galimybė ugdyti savarankiškumo įgūdžius. Kažkodėl pamirštama, kad kiekvienam žmogui svarbus orumas, savivertė, saviraiška. Laimei ES finansuojami projektai sukuria žmonėms turintiems proto negalią galimybės gyventi kitaip. Aš jau suaugęs ir svajoju gyventi savarankiškai. Kaip gera būtų ilsėtis prie Baltijos jūros. Bet vienas negaliu įgyvendinti šios svajonės. Man reikalinga pagalba. Man kyla įvairių problemų, bet ne visada žinau, kaip jas spręsti. Kaip norėčiau, kad mama ir tėtis galėtų pailsėti ir būtų laimingi. Kaip norėčiau mokytis kartu su visais. Taip jau yra, kad vienas aš ne viską galiu. Man reikalinga pagalba. Aš esu atvejo vadybininkas. Padėsiu tau ir tavo šeimai spręsti iškylančias problemas. Gimus vaikui su negale, šeima išgyvena krizę. Todėl jai labai reikalinga nuolatinė įvairiapusiška pagalba. Jeigu mokykla nesudaro sąlygų neįgaliam vaikui mokytis kartu su visais bendraamžiais, jeigu kyla keblumų renkantis profesiją ar mokymo įstaigą, kreipkitės į mane. Aš informuosiu, kur rasti reikiamą pagalbą, sudarysiu veiksmų planą ir stebėsiu, kaip jis įgyvendinamas. Aš esu Ingrida, asmeninė asistentė. Padėsiu tau tvarkytis namuose. Palydėsiu į mokymo įstaigą arba darbą. Stebėsiu, kaip tau sekėsi, tarpininkausiu santykiuose su bendramokliais ir bendradarbiais, pedagogais ir darbdaviais. Padėsiu įveikti kylančius sunkumus. Aš svajoju tapti virėju, bet man reikia išmokti gaminti, perprasti daugybę kulinarijos paslapčių. Čia galiu įgyti žinių kartu su kitais jaunuoliais, pasirinkusiais šią puikią profesiją. Man padeda mano asistentė Ingrida. Kada nors aš dirbsiu virėju, geriausiame Lietuvos restorane. Čia mano tėvų namai, jų padedamas pats pasigaminti, valgyti, susitvarkyti kambarius, sodinti gėles, nueiti prie upės, pjauti žolę. Aš netgi galiu padėti tėvams ūkininkauti. Tai laikinojo atokvėpio namai, kuriuose žmonės, turintys proto negalią, gali kurį laiką pagyventi, kad jų tėvai susitvarkytų reikalus, pasigydytų ar tiesiog pailsėtų, turėtų laiko savo. Mat nuolat rūpintis neįgaliaisiais nelengva, o laikinojo atokvėpio namuose juos prižiūri socialiniai darbuotojai, kurie stengiasi tėviškai jais rūpintis. Taigi, tėvai gali būti ramus, palikdami savo vaikus laikinojo atokvėpio namuose. Kaip puiku, kad tėvai dabar galės pailsėti, nes jų jėgos jų senka, o mes ir suaugę neįstengiame gyventi visiškai savarankiškai. Jeigu anksčiau būtų buvę tokie laikinojo atokvėpio namai, mano tėvai šiandien turėtų daugiau jėgų, energijos ir sveikatos. Aš esu suaugęs ir noriu gyventi savarankiškai. Su pagalba. Aš noriu gyventi čia. Čia gyvena mano draugai. Mindaugas, Irina, su vaikinu Dariumi, Vytautas ir Staselė. Jiems padeda asistentė Daiva. Vytautas rūpinasi tvarka.
taiso sugedusią buitinę įrangą. Jis labai darbštus. Irina draugauja su vaikinu. Jie patinka vienas kitam. Staselė gavo dovanų, funkcinę lovą ir taip pat turi savo atskirą kambarį. Na, o Mindaugas kepa pačią skaniausią pizzą pasaulyje, kurią mes vadiname Jėga. Asistentė Daiva padeda mums tvarkyti buitį. Ji mūsų draugė. Esu be galo laimingas, kad turiu tokius draugus ir savo namus, kuriuose galiu jaustis savimi. Lietuvoje nuolat kalbama apie lygiateisiškumą, bet žmonės turintis proto negalią apie tikrąjį lygiateisiškumą kol kas tegali tik svajoti. Visuomenė vadovaujasi klaidinga nuostata, kad neįgalieji turi sugebėti daryti tą patį, ką ir žmonės neturintis negalios. Kažkodėl nenorima suprasti, kad neįgalieji taps tikrais visuomenės nariais tik tada, kai jiems bus sudaromos reikiamos sąlygos patogiai ir oriai gyventi su savo negalia tarp kitų žmonių.